Viename tyrime atskleidžiama, kad visuomenės sukurti stereotipai vardui turi įtakos to žmogaus veidui, kuriam tas vardas buvo suteiktas. Na, o gebėjimas atspėti žmogaus vardą, matant jo nuotrauką, yra labai dažnas ir neatsitiktinis. Tai yra, jeigu matytumėte 4 vardų variantus, tarp kurių būtų Indrė, būtų net 40% tikimybė, kad atspėtumėte, kuris vardas yra mano. Kaip tai veikia? Ogi vaikui suteiktas vardas suteikia ir tam tikrus lūkesčius jam. Tad su juo gali būti netgi elgiamasi atitinkamai, o visuomenės požiūris į vardą ir jam daromas spaudimas turi įtakos jo paties savęs suvokimui ir visą tai galiausiai atsispindi jo išvaizdoje. Mes prisitaikome prie savo vardo ir tai vyksta tiek veido, tiek šukuosenos ir netgi kūno svorio lygmenyje. Žinoma, tam labai įtakos turi šalyje esantys stereotipai ir netgi tam tikros šeimos tradicijos. Ir kai žmogus pradeda trumpinti savo vardą, ar jį netgi pasikeičia, jis tarytum pakeičia ir visuomenės susikurtą stereotipą apie save ir išsilaisvina iš visuomenės spaudimo. Na, o čia pateikiu jūsų pastebėjimus, kuriuos turite apie bendravardžius. Ir išvada tokia, kad vardas yra išties labai svarbus, jį galime nagrinėti tiek numerologiškai, tiek pagalvojant, kokią įtaką man jis turėjo dėl šeimos ir visuomenės sukurtų stereotipų. Susitikime, tai vaidas.lt.